Lindos Royal Resort, nu tai pagal pavadinimą aišku, kad viešbutis yra netoli Lindos miestelio. Aplinkui kažkaip, kad kažkur išeiti nelabai ir yra kur. Va čia visa ta teritorija yra Lindos Royal viešbučio, bet village tipo. Ir jisai jau yra, matom, pagal pastatus, kad naujesnis. Taksi iki Rodo kainuoja, iki Lindos miestelio kainuoja apie 13 eurų. Nu, registratūra labai tvarkinga, viskas čia yra gražu, fainai. Viešbutis šiaip yra 5 žvaigždžių. Ir kadangi aš jau kurį tai laiką gyvenu, tai man va tas jausmas toksai, kad iki 5 jisai netempia vizualiai, tai taip. Bet tarkim, gėrimai čia yra net vanduo, nu, nelabai. Tai kam neaktualu, gėrimai tai drąsiai rekomenduoju, nes maistas čia yra fantastiškas. Yra kelios parduotuvėlės, va čia iš registratūros į kairę pasukus. Ir registratūrai, va čia aš dabar įeinu į kairę ir į dešinę, yra baras. Labai fainas baras, labai faini gėrimai, fainas barmenas, bet šitas baras yra mokamas. Baldai tvarkingi, vaizdai labai gražus. Mokama baro terasa. Visur čia judama tuo vienu liftu, kuris yra čia ir kurio labai sunku sulaukti. Yra pagrindinis pastatas, kuriame yra šeimyniniai kambariai. Nu, vaizdai, kaip ir sakiau, tai fantastiškai. Ir va čia yra vilutės. Mes ir gyvenam vilutėse. Turi swim-up kambarius, atkreipti dėmesį, kad swim-up renkantis reikia būtinai imti sea view, va su tuo gražiu vaizdu tokiu, nes jeigu yra garden view, tai yra tarp pastatų ir parodysiu. Liftu nusileidom į restoraną, pirmam aukšte ir va jau vakarienės metas, didžiulė zona lauke. O čia zona viduje. Šiaip maistas iš tikrųjų labai geras, net nežinau ką filmuoti, ir vaisiai geri, ir salotos labai geros, ir karšti patiekalai. Ir visą laiką būna grilio kampelis, tai vat grilio kampelį parodysiu. Žuvis, o šiandien netgi va krevetės. Prašau. Krūvom. Lašiša. Maistas tikrai liuks. Iš restorano va tiesiai išeinam į vilas, 3 korpusas, kur mes ir gyvenam, o į kairę yra takelis į akvaparką. Nu va, šitie swim-upai tai yra faini, bet privatumo yra 0. Čia yra garden view swim-upai, bet yra loterija, ar gausi va tokį, ar gausi tarp pastatų ir į tave žiūri visi žmonės iš aukštesnių. Pavyzdžiui, aš nesvimapą turiu, gyvenu aukščiau, tai aš matau net iš lovos neatsikėlus atsispindi man žmonės ir vienoje ir kitoje pusėje gulintis. Nu va, ir didžiulis pliusas yra tas, kad viešbutyje veikia yra akvaparkas. Kalneliai nedidukai, bet nu, labai gerai. Gultų man norėtųsi švaresnių ir žinai, žiūrėjau į tą viešbutį reitingus 6 kablelis kažkiek. Tai aišku, reitinguoja kaip 5 žvaigždžių viešbutį, tai aišku, dėl to tas reitingas mažas, iš tikrųjų turėtų būti aukštesnis. Bet jeigu vertini kaip 5 žvaigždės, nu, norėtųsi švarių, norėtųsi geresnių gėrimų. Grįžtam iš akvaparko į pagrindinę zoną ir bandom leistis link jūros. Dar atkreipiu dėmesį, kad visoje teritorijoje yra ir laiptai, ir tokie nuvažiavimai, bet reikia žinoti, kur tu gali važiuoti, nes kartais eini ir šast laiptai. Žmonių labai daug, kambarių labai daug. Nu va, čia dešiniai, priešais jūs, yra pagrindinis restoranas, kur buvom, kur žmonės jau vakarieniauja. Visur yra stiklinės sienos, apsaugota. Nu ir va ten žemiau yra dar viena baseinų zona.
per tiltuką matau, kad galima ir nuvažiuoti vežimėliais, ir nulipti laiptais. O čia, pavyzdžiui, jau prie pagrindinio baseino jau gultai yra paminkštinti ir jau atrodo tikrai daug geriau. Restorano apačioje, va čia kur matosi apačioje, yra Kalipso baras, jis irgi dirba ilgiau iki 11 berods valandos. Nu, man tai va čia gražioji viešbučio dalis. O čia šita graži vieta yra La Carte restoranas ir žmonės vakarieniauja va su tokiais vaizdais. Tai šitą restoraną galima patekti nemokamai, bet reikia užsiregistruoti iš anksto. Nu labai gražios zonos ir iš tikrųjų, jeigu viešbutis susitvarkytų gėrimus, tai jisai būtų ledinis. Nu ir va, visur yra nuvažiavimai. Nu, vat jiems tiesiog reikia susitvarkyti, nes visur trūksta mums lietuviams lietuviškos šluotos. O dabar leidžias link jūros, nu kosmosas, kaip gražu. Eik tu savo, labai gražus vaizdas. Bet va, įėjimas į jūrą yra toksai. Bet už tos olos yra kitas paplūdimys, bandom žiūrėti. Koks skaidrus vanduo. Bet čia dar parodau, kad įėjimas vis tik yra, nereikia šokti ant akmenų. Įėjimas yra va tokiais akmeniniais laiptais ir čia jau gražiai, tu žvyriuku įlipi į vandenį. Ir gali maudytis, bet problemų tikrai. Nu va, o čia tie, kur sea view su tuo nuostabiu vaizdu, tai va, vėl gultai tokie nešvarūs, vėl žolė neprižiūrėta, o kambariai tai sea view. Grįžtam į teritoriją kitų kelių, ne per restoraną, va toksai koridoriukas, tuneliukas. Tai va, čia tas yra Kalipso baras, kur sakiau pirmame aukšte, o va antrame ten šviečia restoranas. Teritorijai važinėja mašinytės, tu jas gali išsikviesti, kad tave nuvežtų. Ir čia yra dar vienas pool baras, baseino baras. Nu ten, kur juodi gultai, tai jau viskas tvarkoja. Ir va čia yra ir motociklų nuoma. Nu va, ir šituo takeliu mes einam link paplūdimio. O dešinėje, aš prieš tai sakiau Village, bet iš tikrųjų čia yra Lindos Grand viešbutis, tas naujas. Va tas rusvas yra mūsų viešbutis, o va tas baltas yra Lindos Grand. Šiaip tai visos rodiklės viešbutyje sudėtas aiškiai, dar kol kas nepasiklydau. Lindos Royal viešbučiai priklauso va tie išskleisti skėčiai su paprastais gultais. O va čia tie arčiau gultai priklauso Lindos Grand viešbučiai. Jeigu pirmai sakiau Mrs. Grand, tai neteisybė. Ir paplūdimys yra va toksai žvyriukas, akmenukai. Šiaip faini labai vaizdai. Skaidrus vanduo. Tai kaip aš vertinu viešbutį.
vertinu taip, kad aplinka labai graži, kai kurie gultai tik tai nešvarūs, kambariai labai gražus, nu kaip labai gražus, viskas tvarkingi, maistas labai geras, viskas yra ok, tik tai gėrimai yra negeriami ir man šiek tiek trūksta kai kuriuose vietose tvarkos, ne visur, ne apie, nu kai kur ir švaros, bet ar rekomenduoju, jeigu gera kaina, tai drąsiai rekomenduoju. Lindas Royal viešbutis Rodė, 5 žvaigždutės. Ir aš gavau 3 korpusą, užeinam, bet tik įėjus. Atskiras tualeto kambarys. Aha, atkreipti dėmesį, kad kriauklė yra bendroje erdvėje. Dušas, atskiras kambarys. Ir mano kambarys, jaukus kambarys, fainas, dvigulė lova. Aha, tik tai mano kambarys nesu vaizdu į jūrą, tai va balkonas atsidaro, fainas balkonas, fainas, tikrai naujas, toks šviežutis kambarys. Nu, kaip pagalvės. Nu, pagalvės tokios, norėtųsi minkštesnių. Nu ir aš gavau ne su vaizdu į jūrą, bet su vaizdu į kitų žmonių svimapus. Tai jeigu įmate svimapus, aha, mano terasa, baldai faini. Nu ir va, aš gavau vaizdą į svimapus.